Labas, esu Domantė Tereškevičiūtė, baledo šokio namų įkūrėja. Man 26 metai ir sveiki atvykę į mano studiją. Mokykloje man geriausiai sekėsi kalbos, taip pat labai patiko istorija, biologija ir aišku, kad kūno kultūra. Tikriausiai tai, kad turėti šokių studiją yra vien tik linksmybė, šokiai ir lengva, bet neįvertina tai, kad kai tu esi šokių studijos vadovas, esi daug profesijų ir asmenų viename, pradedant buhalterę, valytoją, psichologę ir taip toliau. Jei negalėčiau šokti, manau, mano planas B būtų švenčių organizavimas ir dekoravimas arba bet kokia kita meniška veikla. Tikrai negalėčiau sėdėti ofise. Manau, kad minčių viską mesti kyla kiekvienam, ypatingai žmonėms dirbantiems savo. Džiaugiuosi, kad man tokių minčių tikrai kyla nedažnai, bet po kažkokių tai nesėkmių, sunkesnių mėnesių jų tikrai atsiranda ir galvoju, ką aš čia veikiu. Bet kitą dieną atsikėlus vėl viską permastau ir toliau einu savo keliu. Tikriausiai nieko nenustebinsiu, kad tai būtų rožinė. Jei neklystu 13 ir skyniau braškes. Labiausiai dėkinga esu savo tėvams, nes jie tikrai daugiausiai prisidėjo prie mano buvimo čia, kur dabar esu. Apie šitą verslą, darbą, ar dar kaip galima pavadinti hobį, svajojau visą gyvenimą, todėl man neteko nieko paaukoti, nes visada ėjau šitų kelių ir žinojau, ką noriu daryti. Be abejonės taip. Svarbiausia būti savimi, nebijoti klyst, nes iš klaidų mes mokomės ir užtikrintai eiti pirmyn.